ką pasimiau Pirdą, bendrai važiuoti 3 valandas 90 km. Dabar turim 11 valandų, tai per patį malonumą varysiu. Nu, ką padarysi? Na, žinokit, pavažiavau 10 minučių, bliama karštis, tai įspūdingas. Atrodo, Lombokė buvo minus 10 laipsnių mažiau. Tai sustoju dabar, pavalgysiu, pasiėmiau kažkokį tai ryžių, visai skanus šitie dalykai, kurie suvalgys, batono, atsigert ir avokado delighto. Tai užkąsiu, apsirengsiu pilnai, nes bliamba jau pradeda normaliai degt, nors ir pasitipiau kremais visais, bet laukia tikėtinai sunkiai kelionė. Ką 2 valandos įvyktas, primės, kad koks veidas baisus. Čia va, kokie keliai ir kiek dūmų. Tai dar liko 1 valanda kelio. Jau artėjom link arčiau ugnikalnio, tai jau vėsoko darosi, tai labai gerai iš tikrųjų, nes bliama karštis, tai nežmoniškas. Nieko, dar valandykį ir būsim vietai. Kaip tai atrodo ežeriukas? Va, sustojau pirkti passion fruit, pasiflorus. This one snow fruit. What is this? Snow fruit from here. Snow fruit? Yeah, from here. Kažkokius tai snow fruit. Bliamba, pravažiavau visą Lomboką, tai norėjau labai va šitų nusipirkti. Tai dabar prisipirksiu ir valgysim. Bet gerai duoda testuot. Visai fainiai. 6. Okei. All of it need it, yeah? All? Yeah. Eat all. Короче, pripirksiu šią vaisių. Jėmuk! Tikiuosi neįkas šiek nemaža. Būsiu geras dėdė ir primaitysiu. Na, pagaliau atvariau į tokią vietelę. Čia realiai džiunglės. Va už nugaros kas iš karto. Žiūrėkit, koks nameliokas fainas. Bliamba, tokie žiauriai cute. Va čia išorė ir vidus. Na, o toks ir vidus yra. Nu, svarbiausia, kandiškiai yra. Bet va, kas geriausia, va, vaizdas koks. Žiauriai gerai. Atrodo čia. Čia galim bus pakimarint. Ir naktis 9 eurai. Nu ką, varam dabar pašokinėt. Kainuoja 150 000. Mano gidas. Tai parodys, kur čia kas galima pašokinėt. Tai iš tikrųjų gerai, kad vakar nevariau. Ar nebūtų galimybės, bet turėjau tikslą, kad ryte išvaryti iš Lomboko salos. Bet gerai, kad nevariau, nes vakar buvo labai dideli lietus, tai būtų neleidę, nes per daug buvo vandens. Šiandien kaip tik galima. Galima, kokie čia vaizdai, tai parodysiu. Primeskit, kai grožis. Čia gražiai viskas sutvarkyta. Va, varysim į 3 waterfall. 5 metrai, 10 metrų ir 15 metrų. Kaip pasakė, kad paskutinis turi 15 metrų aukščio. Bliamba, biški baisu, bet 3 valandas variau ne dėl to, kad atsisakyt. Tai teks jau varyt. Oh my god, it's only 5? It's 5. Oh fuck. And later the way to go back your body is straight. Okay. Короче, 5 метры. I think don't need weight. Woo! Nice one. 2, 1, let's go! Woo! Yeah! Woo! Bliamba, ir čia tik 5 metrai. Aš įsivaizduoju, kaip atrodo 15 metrų. Nežinau, reikės kažkaip kamerą prisirišti, nes tikėtinai galiu pamest. She can! Yeah. Yeah, she can! Nu ką, 10 metrų. Bliamba, panelė nušoko, tai ir aš turėčiau nušokti. 3, 2, 1, let's go! Woo!
baisu buvo, eina. Ką, dabar laukia 15 metrų. Nu ką, 15 metrų laukia. Čia jau šoksiu be kameros. Karoči, kuo daugiau stoviu, laukiu, tuo baisiau. Tai reikia statyti kamerą ir šokti. Galia kas. Let's go! First, I think I will lose my tips. You did. Tai primeskit. Šokau ir va taip į vandenį. Kai dėjau, tai dantį nusiskėliau viršų, nes kaip dėjausi. O bus dabar atsiminimas man iš krioklių 15 metrų. Balemba. Nu nieko. Kiam eurų ir bus sutvarkyta. Bet tikrai vertėjo. Bet baisu buvo, tai nesveikai. O kuo daugiau stovėsiu, tuo bus baisiau. Dabar varom pamėginsim slaidą, kur nučiuošt. Įdomu, ten nebaisu, ten tiesiog nusičiuošim ant užpakalį ir tiek. Penki metrai tai visai jau nebebaisu. Dabar varysim nuo to slaido. Galvojau, kad labai skaudės tiek užpakalį, tiek nugarą, bet visai nieko. Labai linksmas. Antras doblis. Okay, let's go. 3, 2, 1. Tai tikrai šitos krioklius ir atrakcionus rekomenduoju. Bet kai šoksit nuo 15 metrų, jeigu varysit, tai net kiškit taip barzdos kaip aš. Gausit per dantis. Arba su kapo šokit. O dabar ekskursija. Čia pagrindinis krioklys. Bet šitas tai galingas. Galingas toks atrodo, 35 metrų. Ir ką įdomus dalykas, ką aš pagalvojau, tai kad realiai 3 dienas atgal, kai aš pradėjau traumuotis, tai pirmą dieną čia nusibalnojau, kelius nusibalnojau, antrą dieną nudėjau nosį, kad kraujas net pradėjo bėgti. O šiandien dantis išlūžinėjo, tai tikiuosi rytoj bus geresnė diena. O tikslas dabartinis yra, kad nieko neveiksiu, darbuosiu, valgysiu vaisius o rytoj grįšiu iš ryto 3 valandas atgal į Kutą, tada mausiu link uosto, tikėtinai su taksu, nes jau moco neimsiu nuomai ir kelsimės į kitą salą, tai jinai vadinasi Nusa Penida, ten praleisiu 1-2 naktis. Tikėtinai. Vieną tai tikrai, antrą matysiu, nes ten irgi esu pasidėliojęs taškus, tai aplink tą salą. Jinai ganėtinai yra mažiukė, ne tokia maža kaip gili sala, tai bet su mopedu ten galima bus pasivažinėti. Tikėtinai gal 3 kartus mažesnį nei Balis pats. Tai va, tikslas yra toks, nes ten daug bus šitų paplūdimių gražių ir tiesiog gražus ten bus vaizdai. Tai va, aš įgyvendinau savo tikslus, ką būtent norėjau pašokinėti nuo krioklių, tai žiauriai geras adrenalinas. Tai va, einu tada darbuotis, valgyt vaisių, tai ačiū, kad žiūrėjot ir ką, pasimatysim jau iš kitos salos.